Mokykitės vokiečiai, kaip reikia autonomiškai važiuoti. Važiuosiu kaip kapitonas, žinau, tipo, ar laivo, ar lėktuvo. Štai čia stovi automobilių revoliuciją sukėlęs modelis. Taip aš kalbu apie Teslą. Žinoma, pirmoji Tesla buvo Roadsteris, pagamintas naudojant Lotus Elise bazę, tačiau Model S, debiutavęs 2012 metais, sukėlė tikrą tsunamio bangą automobilių pramonėje. Vien tik dėl to, kad tai buvo varomas elektra automobilis ir atvirai konkuravo į prestižinių verslo klasės automobilių segmentą. Na, tuo metu jame dominavo tokie modeliai kaip Audi A6, 5 serijos BMW, E-klasės Mercedes ir štai pasirodo Tesla su įspūdingos galios elektros varikliais, dideliu nuvažiuojamu atstumu ir visai priimtina kaina. Žinoma, tada ta kaina turėjo savo kainą. Tai buvo kokybės sąskaita ir kai aš pirmą kartą šį automobilį apžiūrėjau Ženevos automobilių parodoje, toli gražu nelikau susižavėjęs. Na, apdailos kokybė, švelniai tariant, buvo tikrai pusėtina, nors tuo metu tai ir buvo vienintelis gamintojo automobilis. Su laiku automobilio kokybė pradėjo gerėti ir Model S tapo pačiu populiariausiu elektromobiliu pasaulyje, aplenkęs Nissan Leaf. Žinoma, vėliau šią vietą jis užleido taip pat savo modeliui, tik mažesniam ir labiau įperkamam Model 3, na, o Model S, kaip buvo, taip ir liko Tesla automobilių flagmanas. Štai čia už mane stovi 2024 metų Tesla Model S, kurį pagaliau turiu galimybę išbandyti ir aš. Jeigu kalbėti apie modelio istoriją, kaip pasirodė 2012 metais, taip modelis ir buvo atnaujinamas. Tiesa, technologiškai jis pasikeitė iš esmės. Didėjo ne tik akumuliatorių talpos, tačiau ir technologiniai sprendimai, tokie kaip važiuoklė. Pavyzdžiui, dabar čia yra visai kitokia pakaba negu buvo pirmajame modelyje. Na, šie visi pasikeitimai, sakykime taip, modelis buvo palaipsniui atnaujinamas. Na ir dabar matote toks, koks jis yra. 5 metrų dydžio, beveik 3 metrų atstumas tarp ašių. Šioje versijoje jis pasiekia 500 kW arba 680 arklio galių. Jis turi 2 elektros variklius varančius priekinius ir galinius ratus. Nuvažiuoja daugiau kaip 600 km, iki 100 įsibėgėja vos per 3,2 sekundės. Jeigu jums to maža, tai yra ir Plate versija, kurios galia siekia daugiau kaip 1000 arklio galių. Nieko keisto, kadangi jisai turi 3 elektros variklius. Priekyje 1 elektros variklį ir 2 galia, o tokio automobilio galia siekia daugiau kaip 1000 arklio galių ir iki 100 įsibėgėja per protus sunkiai suvokiamas 2,1 sekundę. O kalbant apie praktiškumą, žinoma, tai ne Model X, tai ne Model Y, tai yra labiau klasikinis sedanas arba dar tiksliau liftbackas. Bet kaip ir anksčiau, čia štai yra tokios iškylančios rankenėlės, automobilis atsidaro automatiškai atpažinęs automobilio savininko telefoną, kadangi aš jo nesu, tai aš naudojuosi kortelę, kurią turiu pridėti štai čia šioje vietoje, kad automobilis atsidarytų. Durelės su stiklais be langų rėmų. Kaip visada, jeigu norite atidaryti variklio gaubtą, turite paspausti mygtuką, galima tvarkingai susidėti įkrovimo laidus. Kaip žinia, Tesla įkrovimas tikrai greitas, tinklas platus, įkraunamas automobilis iki 250 kW siekiančia galia. Na, o įkrovimo vieta štai čia yra elegantiškai paslėpta po galiniu žibintu. Praktiškas sprendimas. Langas atsidaro kartu su bagažinės dangčiu ir galbūt ir neįtin gili bagažinė. Tiesa, čia yra antras bagažinės dugnas, galima susidėti daiktus. Taip pat mygtuko paspaudimu
nulenkti galinių sėdinių atlošus, o iš viso į tokią bagažinę telpa beveik nuo 800 litrų, ta automobilis yra tikrai praktiškas. Klavišėlius paspaudi, patrauki ir atlošai atšoka, tiesa nenusilenkia. Bet, kas dar patiko, štai toks bagažinės skyriaus uždangalas, tiesiog minkštas audinys šonuose ir štai tokia paprasta lentynėlė. Praktiškas ir nėra jokių abejonių, kad ir erdvus. Na gerai, įsėsti tikrai nėra pats patogiausias būdas, dėl efektyvesnės aerodinamikos kėbulas yra gana žemas, tad sėdant galvą reiks palenkti, tačiau kai jau įsėdote į automobilį, aš jį pavadinčiau sportišką GT versiją. Tikrai, sėdynės turi puikų profilį ir žiūrėkit, koks įspūdingas panoraminis stoglangis. Vaizdus, fotochrominis, tamsėjantis, kai šviečia saulė ir nereikia labai daug šviesos salone, bet tikrai labai jauku, šviesu, skaidru tokiame salone. Gal iki visos laimės norėtųsi, kad čia būtų ne plastikas, o audinys, tačiau štai čia yra klimato kontrolės valdymas, atskiras ekranas, gale sėdintėm. Štai, groja muzikėlę, galite pasileisti savo YouTube kanalo mėgstamas programas. Kai vėlgi sakė, čia galima prisijungti ausinės. Vaikam tai yra džiaugsmas, o tėvam ramybė ir palaima, kadangi vaikai gali naudoti savo ausinėmis. Tikrai, įspūdingai daug vietos, įspūdingos pramogos, vien tik dėl to jau šis automobilis sukuria tikrai nepakartojamą įspūdį. Na, o norint išlipti iš automobilio, štai yra neapšviesta vieta, tačiau kai žinai, ką reikia paspausti, paspaudi ir durys atsidaro. Man labai patinka iš esmės pagerėjusi Tesla automobilio apdailos kokybė. Ir kalbant apie šį modelį, aš pastebėjau nebent vieną dalyką. Štai pavyzdžiui, čia yra toks latakas, vandens nutekėjimai. Ir šioje vietoje, nelabai dailiai atrodanti dalis. Tačiau, jeigu nesate tokiem mažmožiam ypatingai jautrus gyvenimui, tai neturėtų trukdyti. Iš tikrųjų, milžiniškas ekranas, tikrai labai patogus naudotis, tačiau viskas atrodo tikrai labai skoningai ir, kaip tikriausiai jau atkreipėte dėmesį, vienas dalykas yra gana neįprastas. Štai galima vietoj įprasto vairo užsisakyti tokią vairalazdę, lyg būtum lėktuvo pilotas, ne veltui Tesla ir reklamuoja savo autopilotą. Na ir toks, sakykime, tikriausia labiausia wow efektą sukeliantis dalykas būtent toks vairas. Ar jo naudotis patogu? Kitas klausimas, dar parodysiu, kaip pradedu manevruoti, pavyzdžiui, įprastų važiavimo režimų, norint be rankos perėmimo pasukti automobilį, kad apsisuktum, tada tokiu atveju, šiek tiek neįprasta, nuslysta ranka. Taip pat, čia nėra posūkių rankenėlės, štai yra mygtukai. Žinoma, aktyvuojamos kameros, kai rodoma, kur suka automobilis. Šie tie dalykai tokie gana neįprasti ir, kaip man sakė automobilio savininkas, per 3 mėnesius taip ir neįprato prie šitų posūkių. O kiti dalykai yra pažįstami, štai pasukami valdikliai, kuriais galima nustatyti funkcijas, lygiai taip pat, jeigu norite susireguliuoti vairą, spaudžiate automobilio ikonėlę. Ir dar vienas dalykas, aš jau turiu užsidėti akinius, kadangi matosi, kad automobilį kūrė kompiuterių specialistai, o ne visai automobilininkai, vien tik todėl, kad šios piktogramos yra tikrai labai mažos, tad jeigu turite prastesnį regėjimą arba su amžiumis pasidarė prastesnis, tai reikia užsidėti akinius. Ir štai valdymas, pasirenkate, kaip norite vairą susireguliuoti, ištraukti, sustumti, viskas daroma ekrane.
visi nustatymai ir nustatymų čia yra tikrai beprotiškai daug. Ir apie juos aš šiek tiek papasakosiu, o dabar parodysiu, kaip pradedama važiuoti. Tiesiog, kaip jau minėjau, jeigu esate automobilio savininkas, tiesiog prieinat automobilio, jis automatiškai atpažinęs jūsų raktą atsirakina. Jeigu nesat savininkas, pridedate kortelę, atsirakinate automobilį ir padedate kortelę štai šitoje vietoje, kad automobilį galima būtų užvesti. Ir kas labai malonu, visas meniu yra lietuviškai, štai tiesiog nieko nereikia jungti jokių važiavimo režimų ir tiesiog nuspaudžia stabdį ir galite pradėti važiuoti tiesiai. Bet vienas yra dalykas, jeigu norite važiuoti atbulomis, štai visos pavaros yra perjungiamos čia. Jeigu norite sustoti, ilgiau palaikote mygtuką P. Ir taip pat, jeigu norite naudotis štai čia, tokia yra šviečianti juosta, galite pasinaudoti. Štai parkingas, neutrali pavara, važiavimas į priekį, avarinis. Gal dėl Tesla ir dabar buvo priimtas įstatymas, kad automobilių gamintojai visgi privalės turėti fizinius posūkių ir avarinio signalo valdiklius. Na, tačiau bent jau šiai dienai Tesla siūlo tokį sprendimą. Dėl to tikrai viskas įprasta, viskas normalu, tačiau štai apie valdymą. Jeigu norite vienu judesiu apsisukti, na, visgi yra neįprasta. Jeigu važiuojate sportiškai, paėmęs kaip priklauso abiem rankom vairą, tada viskas gerai. Tačiau jeigu norite tiesiog kaip savo įprastai manevruoti sukant vairą, tada ne. Šitas sprendimas nėra patogus. Lygiai taip pat, jeigu norite jungti signalą, vairą esate pasukęs ir norite kažkur įjungti. Kaip rasti tą signalą, reikia vis laik pasižiūrėti, kurioje vietoje yra mygtukas. Tai sakykime taip. Atrodo įspūdingai, tačiau ar naudotis patogu? Na, tikriausiai ne visai. Prašoma nuspausti automobilio pedalą, kad galėčiau pradėti važiuoti. Ir žinoma, taip pat labai daug nustatymų. Aš esu pasirinkęs dabar sportinį, yra beprotiškas ir yra traukos lenktynių režimas, kaip startuoti netgi informaciją. Žinoma, aš tą padarysiu kitoje vietoje. Taip pat vairavimo režimas pasirinkau komfortinį, yra sportinis, yra standartinis. Štai pavyzdžiui, čia yra pneumatinė pakaba, yra vidutinis režimas, galima adaptyviai nusistatyti, komfortinis, auto, sportinis režimas, išplėstinis. Ir štai galiu, pavyzdžiui, dabar ir vidutinis yra žemas, štai automobilis sužemėja į maksimalę padėtį ir dabar galima nustatyti, pavyzdžiui, jeigu važiuosite kažkur į bekelę, štai automobilis pakyla ir galima įveikti didesnę kliūtį. Beje, dar galima išsaugoti geolokacijos vietą, virtuali riba aktyvi. Jūs galite išsaugoti tą vietą, kurioje norite, kad automobilis tiesiog automatiškai padidintų prošvaisą ir tokiu atveju, pavyzdžiui, važiuojant per garažą, slengsti, stovėjimo aikštelę ar dar kur nors, automobilis pats automatiškai padidins prošvaisą. Na ir štai, pabandysim, kaipgi veikia tas autonominis vairavimas. Minėjau, posūkis, mygtukas. O, kaip energingai įsibėdėjus, pūsteliu greičio palaikymo sistemą ir štai važiuoju. Tiesa, jis visą laiką prašo laikyti rankas ant vairo. Lietuviškai matau išversta šturvalas šitas dalykas. Na, tebūnie tai šturvalas, ne vairalasdė. Štai, man rodo visus automobilius. Važiuoja. Kažkaip, kai sėdi prie Teslos vairo, nekyla abejonė, kad ši sistema gali neveikti, veikti kažkaip ne taip. Aš atsimenu, kai važiavau su Model 3, tai buvo, na, tikrai pilnas pasitikėjimas. Pažiūrėsiu, ar pats jisai pajudės, kai pradės važiuoti mašiną. Štai matau visas mašinas esančias aplinkui. Pats pradėjo važiuoti. Tikrai puikiai vairuoja. Važiuoja tiksliai eismo juostos viduriu. Na va, prisidirbau lygioje vietoje. Atsiprašau, Ramūnai, kad čia taip nutiko, nes
Įspėjimas dėl autonominio vairavimo beta versijos netinkamo naudojimo. Automobilio telemetrija informuoja apie netinkamą automatinio vairavimo beta versijos naudojimą. Rankas laikykite ant vairo ir visą laiką likite dėmesingi. Tai kol aš čia pasakoju, rodžiau, kaip jis važiuoja, jisai nusprendė, kad aš rankų nelaikiau ant vairo. Gal ten kažkiek ir mirksėjo, bet tikrai nelabai. Automatiškai man įkalė dar vieną baudą. Ir dabar parašyta automatinis vairavimas, beta versija nebeveiks, jei autopilotas išsijungs dar 2 papildomus kartus. Sąžiningai kažkaip tai nuliūdau ir automobilio savininką nuvyliau, palikdamas jam tik 2 kartus, kaip kažkokioje tai stebuklinėje pasakoje kažkoks tai. Tai gal aš jau to autopiloto savybių gal ir nebebandysiu, nebent, na, tikrai užsidėsiu, padėsiu rankas ant vairo ir atkreipsiu dėmesį, kad visą laiką jos ten ir būtų, gal net prisiklijuosiu mažą ką. Važiavimo režimo šiuo metu aš norėčiau dinamiškiausio. Štai įsibėgėjimą pasirenku beprotišką. Traukos lenktynių režimas, kaip startuoti. Wow, gerą sukibimą, kairę koją laikote stabdį, dešinę iki galo nuspaudžiate akceleratorių, palaukite, kol bus rodomas pranešimas pasiruošę startui. Jis rodomas, kai priekinė pakaba nuleista į gepardo padėtį. Gepardo padėtį, čia geras. Trečias veiksmas, kad galėtume startuoti, atleiskite stabdžių pedalą. Na tikrai, logiška, neatleisi stabdžio, nevažiuosi. Pereita į gepardo padėtį, galiu pasiruošti startą. Wow! Wow! Oh! Čia tai geras buvo. Nesitikėjau. Tikrai labai efektyviai startavo. Man rodo, kad aš įsibėgėjau per 3,5 sekundės iki 100 ir kažkaip net neabejoju to. Ir įvertinkit, kad čia su žieminėmis padangomis tai yra, na, neoptimalus reljefas, bet iš tikrųjų, wow! Geras čia buvo. Tai aš bandau įsivaizduoti, kas vyksta su Plate versija, kuri iki 100 įsibėgėja per 2,1 sekundės. Aš tai važiuoju 100 km/h greičiu, atkreipkite dėmesį. Tylu. Čia yra naudojamas aktyvus triukšmo slopinimas, tai reiškia tam tikro dažnio bangos sklinda ir iš garsiakalbio, kaip įsitikino garso sistema tikrai labai veikia gerai ir yra gera. Tad viskas, jokių klausimų dėl garso izoliacijos, dėl triukšmo salone tikrai tylu. Tikrai ne tik tylu, bet ir komfortiška. Štai išvažiuosiu į mūsų pasididžiavimą. Vilnius Utena kelią betoninį. Tiesa, jį dabar jau remontuoja. Ir pažiūrėsiu, kaipgi susitvarko pakaba. Ir štai pakaba. Adaptyvioji pakabos amortizacija. Aš pasirinksiu komfortišką važiavimo režimą. Štai automobilis pradeda pastebimai triukuoti. Žinoma, čia visgi didelio diametro ratlankį, tačiau, na, pneumatinė pakaba tikrai gana neblogai užlaisto nelygumus. Ir kaip jau minėjau, tikrai galite girdėti, kad tikrai yra gera garso izoliacija. Tad, su tokia dinamika norisi, kad ir automobilis valdytųsi tikrai sportiškai, tad štai pasirinkau žemiausią pakabos aukštį. Amortizacija sportiška, tai reiškia standi. Na ir su tokiu vairiuku tikriausia, kad automobilis važiuos tikrai labai dinamiškai. Wow. Wow. Idealus paėmimas. Žinoma, tai yra žieminės padangas, reikia vertinti, bet žemas svorio centras, neaukštas automobilis.
fantastiška. Ir fantastiška dinamika. Vaizdu, nors 5 metrai, bet visgi Tesla nėra sunkus automobilis. Yra 2 tonos, kas tokio dydžio elektromobiliui tikrai nėra daug. Net slysteli priekiniai ratai. Atsiliepia valį. Fantastika. Kaip stabdžiai. Žinoma, minkšto žieminės padangos, tačiau stabdo užtikrintai. Na ir visgi neatlaikė poeto duše. Negaliu neišbandyti tos atkarpos, kaipgi Tesla važiuos autonominiu režimu. Toje vietoje, kur nei vienas kitas automobilių gamintojas, nei BMW, nei Audi, nei Mercedes nesugebėdavo be klaidų įveikti tos trasos. Anksčiau ar vėliau viename ir kitame posūkyje vis tiek automobilis išvažiuodavo. Žinoma, aš stengsiuos laikyti vairą. Čia artėjom prie sankryžos, į kurią įvažiuos ir jau tada sankryžą, bet aišku, išsijungia, štai jisai prieš sankryžą pats net stabdo. Fantastika. Jungiu posūkį. Geras. Štai parodė sunkvežimį, vilkikas, važiavo, štai kamera, štai vilkikas, automobiliai. Na tikrai, visa programinė įranga čia yra aukštumoje. Na, ir dabar žiūrėsiu būtent šioje kelio atkarpoje aš visą laiką ir bandau, kaipgi veikia tos štai greičio palaikymo sistemos. Štai, pats vairuoja. Tai na vis tiek visą laiką reikia laikyti rankas ant vairo, bet taip gana aktyviai reikia laikyti. Štai jisai pats suka, nieko aš nedarau. Kiekvieną kartą tik nuėmu ranką, viskas, paprašo iš karto ir tada įkalė man baudą. Čia yra blogai. Bet kas yra gerai, kad štai posūkis, kur tikrai nei Audi, nei BMW, nei Mercedes nesuprasdavo šitų posūkių. Štai, įsuka elementariai. Mokykitės vokiečiai, kaip reikia autonomiškai važiuoti. Jaučiuosi kaip kapitonas, nežinau tipo, ar laivo, ar lėktuvo. Na ir tikriausiai daugam rūpi klausimas, o kaipgi su tokiu neįprastu vairu. Nagi labai stebėtinai greitai įpratau, vos per valandą tapo įprasta, ypač jeigu daugiau važinėjate už miesto. Yra natūrali rankų padėtis, tad važiuoti tikrai labai patogu. Žinoma, jeigu mėgstate važinėti kaip kaimo lenktynininkas, tada ne. Šitas vairas netiks, tačiau važiuojant už miesto tikrai manevruoti labai patogu. Tačiau, jeigu važinėjate daugiau mieste, tai turiu pasakyti, štai pavyzdžiui tokie padėtyje ir jeigu norite vieną ranką tiesiog persukti neperimdamas vairo ir padaryti didesnį manevrą, tai tokiu atveju tai yra gana įpratimo reikalaujantis dalykas ir visgi apvalus vairas čia šiuo atveju būtų tikrai patogesnis. Ir lygiai taip pat kaip posūkių signalai, štai čia paspaudžiant, na, tikrai toli gražu ne pats patogiausias dalykas, tai sakykime taip. Galbūt tai yra daugiau wow efektui, negu iš tikrųjų praktiškumui. Tačiau, įvertinant, kad automobilis turi daug potencialo važiuoti pats vienas ir galbūt kažkada nebereikalaus laikyti rankų ant vairo, tokiu atveju štai toks vairiukas yra visai smagus. Taip pat dar vienas dalykas, tai yra važiavimo pradėjimas ir kaip jau minėjau, užtenka tik atsisėsti, nuspausti stabdžio pedalą ir galite pradėti važiuoti. Tačiau kur pradėsite važiuoti, už jūs nuspręs automobilis, nes iš tikrųjų jis gyvena savam pasauly, savo algoritmu ir jei privažiavote, palikote automobilį ir galvojate, kad važiuosite toliau tiesiai, jis gali už jūs nuspręsti, kad reikia važiuoti atgal ir tada pradės važiuoti atgal, kai tik nuspausit akceleratorių. Tad tiesiog pasižiūrėkite, į kurią pusę rodo rodiklytę, kad nebūtumėt nemaloniai nustebintas. Tikriausiai geriausiai šio automobilio esmė
atspindima štai, pavyzdžiui, tokių dalykų. Ekranas ir aš spusteliu ekrano pakreipimas, kairė. Nieko panašaus ankstesniam modelį nebuvo. Galiu pakreipti ir į keleivio pusę. Ir būtent tai man apibrėžia visą šio Tesla Model S esmę. Iš išorės jis toks kaip atnaujintas, modernizuotas, tačiau salone yra visiškai kokybinė prasme kitas automobilis, kalbant apie apdailą, apie surinkimą, apie pojūtį, kad tai yra tikrai verslo klasės automobilis. Tiesiog gali naudotis visomis įmanomomis multimedijos paslaugomis, taip nėra Android Auto, Apple CarPlay, tačiau tiesiog to tikriausiai ir nereikia. Yra Apple Music, Apple tinklalaidės, Spotify, naršyklė, Tidal, TuneIn, kino teatras, arkada, žaidimai, Zoom konferencijos, na, ko tik galėtum pageidauti. Vien pasižiūrėkite šitą multimedijos sistemą. Dolby Surround kino teatras. Na, o realesni dalykai, tai žinoma važiavimas, tą jau paminėjau, kad tikrai labai komfortiškas. Energijos sąnaudos, kai pasiėmiau automobilį, štai žiūriu kelionės, yra kelionės, buvo vidutiniškai naudojama 21,5 kWh 100 km. Mano energijos sąnaudos mažesnės nei 20 km/h, 19,2 kWh 100 km ir patys matėt, kokiais greičiais važinėjau. Tad jokių abejonių, kad galima drąsiai važinėti su 16-17 kWh 100 km, tad žadamas atstumas 600 nuvažiuojamų kilometrų, tikrai laisvai galite važiuoti 500 km. Tad galingas elektros variklis, labai galingas elektros variklis, dinamiškas važiavimas, tačiau efektyvios energijos sąnaudos. Visa tai yra apie Tesla. O jeigu kalbėti apie šio automobilio kainą, na, tai tada galima padiskutuoti, ar 100 000 eurų už Tesla Model S, ar dvigubai mažiau už populiariausią Europos automobilį ir elektromobilį tuo pačiu Tesla Model Y, kuris kainuoja nuo 40 000 eurų, geros komplektacijos automobilis yra 50 000 eurų. Ir norėdamas atsakyti šį klausimą, aš būtinai pasistengsiu artimiausių laikų išbandyti ir Tesla Model Y. Tad žiūrėkite Motorai YouTube kanalą, palikite atsiliepimus, ką galvojate apie Model S, o aš neturiu jokių abejonių, kad tai yra gamintojo flagmanas su visomis pažangiausiomis šio automobilio gamintojo technologijomis, galimybėmis ir vairuotojų užtikrinantis tokį potyrį, kurio jis negaus nei vieno kito gamintojo mašinoje.